Taip, šiandienos pirmas radinys. Oi, atsiprašau. Biškį snigt pradėjau. 50 centų. Lietuviškų. E, 2000 metų. Matas, ja, biškį kažkiek matas. Ja. Tai va, ieškom toliau. Ieškom tokioj vietoj, kur kažkadaise buvo didelis kaimas. Ten mašina mano stovi. Čia ąžuolas, čia antras ąžuolas. Čia kažkokia yra ne gyvenvietė, bet sodyba. O čia va irgi buvo toj pusėj upelio irgi gyvenvietė. Tai ieškosim vasarą, kai nukuls arba rudenį grūdus, bus tęsim paieškas čia. Ieškom toliau. Sveiki dar kartą. Rasta moneta. Pusė markės tikriausiai čia. Jau viena antroji markės. Metai būtų 1915. Išsisaugojimas tai labai geras. Realis matosi gerai. Tai va, kokie šiandien radiniai. Ieškom toliau. Keistą dalyką radau. Gilzė. Bet ta gilzė neiššauta. Įkištas kažkoks pagalys, o kam? Neįsivaizduoju. Kažkam tai buvo naudojama. Įdomiai. Tai va, dabar perėjom į mišką. Tai va, pirmas radinys iš karto. Miške. Tai va, ieškom toliau. Taip. Rastas kelmas. Kažkas pjovė. 2 sykius nenupjovė. O nenupjovė dėl to, kad dratas. Spygliuota viela iš kitos pusės. Bet sveks yra įkalts kažkoks. Nepritrauk. O nesimato. Va, matasi. Kažkiek. O čia spygliuota viela. Čia yra galas. Tai va. Čia kažkas tai buvo. Kažkokia tai gal sodyba. Gal. Reiks čia gal paieškot biškėlį. Ką, reikia dabar įsikurt biškį, reiks pavalgyt. Tai ja. Gerai. Einu užkasti. Tai tiek. Taip, šiandienos radiniai. Iki pieto. Kulkų krūva. Kas čia palaukia dar? Saktis nuo diržo. Paskui šovinių čia. Ar 2 monetas. Tai va, šiandienos radiniai. Daromės pietus. Kaista. Nu. Rasta moneta. 5 kapeikos. Sovietai. SSSR.
61 metų. Tai, ieškom toliau. Taip, rasta pasagėlė. Mažo kumeliuko. Su skylutėm pametė. Žalvarinė dar. Gal bronzinė, nežinau, bet spalvotų metalų. Įdomu. Mažytė labai jau. Ieškom toliau. Nereikėjo nei metalo detektoriaus surast tą kulką. Švieži. Į kažką šaudė čia rimtai žvėrelius. Oras tai nekoks šiandieną. Tarpais lyja, tarpais sninga. Na, kulka kokia. Iš kur jinai parskrido, vėl nežino. Čia ta sodyba, bet ten pilna visokie metalo belia kaip skamba visur. Šiukšlių labai daug, vienu žodžiu. Čia aplinkui miškai. Ten va kažkur tuose laukuose yra buvus gyvenvietė, reikės irgi ten ieškoti. Bet dar šlapia labai, neina įlipti. Užlipt labai jau klimstu. Tai va, ten irgi buvo sodyba 2. Tai va, ieškosim. Tai va.